Nu į labą dėin. Kon tik nesinenulėjai ir galvoju, blemba, darytum savo pasivakšymą, ne? Bet kai jau susiruošėm, reikėtų. Norėtus biškai galvą pravidinti. Šiandieną esu įgundingas kraštas. Panašiai pasivakšymą esam darę. Esam iki Varkalių piliakalnių, paskiau nesam iki Gundingas piliakalniaus. Ir norėčiau nuėti dar į Apieras kalną pažiūrėti. Paskiau šalap ten tuo kalną yra įdomus namėlis toks. Ir esam link Prūsalių. O iš Prūsalių atgal link Mašins. Tokį ratą pesėm ir grįžėm iki Mašins. Į piliakalnis nelaipysiam, tik į Veiną Gundingas galbūt. Nu ir žiūrėkim, kas gausis iš mum pasivakščiam. Gundingas kraštovaizdžio draustinis. Neteisinga parašyt. Prasidėjo lietus. Visi puikiai žintum veit prie elektrėns. Čia tas keliuks veda į Kregždyną, o ten tas teisė veda į Varkalių piliakalnius. Į Kregždyną pasižvalgysiam nuo viršaus, iki piliakalnių nuėsiam. Jeigu esi mažiau drosus, toks užrašus galėtų išgozdinti. Ir bijotumėt toliau. Mes nebijom. Bet nėra ko bijoti. Blogiausia, kad tas lietus įsibėgėja. Jeigu kas nežinot, Babrunga senvagė. Koks didelis akmuo. O mes pasiekėm Varkalių piliakalnius. Nelipsiam, ne kartą buvom įlėpę. Tas toks simpatiškas piliakalnis. Tas piliakalnis man labai gražus. Matos terasas tokis. Ir ten dar gerai pasižiūrėjus, va čia tarp medžių. Buvo įsijėjant greičiausiai. Daugiausia nervuoja, kada įkremti batą kažkas. Buvo sodyba, čia kažkur kampe stovėjo pastata, buvo išlieki dar pamatų akmenys, bet kadangi ton tiltą statė čia, išrovė tus akmenys. Kai pasakojo tų žmogus, kad čia tu sodybo
Liktai gyvena žydą, kad Rusija išvežė, jis sušaudė. O kur sušaudė? O sušaudė, atrodo, prie Vištų Vienuolka kalniaus. Nu ir labą dieną, Gundinga. Nenupasakojams grožis. Pilkuma, oho, į Lytų jaučiu, tiesiogiai į Lytų. Čia Tuveito, tikriausiai vis puikiai žinot, yra Gundingas kapinys. Lytus nesiliauna. Nu ir dabar žingsniuonu iki Apieras kalno. Turiu užkliuvau už akmens pakartot. Nu dabar žingsniuonu iki Apieras kalno. Katras sunkiai matus va per Lytų į Rūkų. Bet žygiau atskirsa per laukus. Gal nieks nesupyks. Turizmus. Nu beproti. Iki namus įdėti. Ten, ant to kalnio, gal biškį toliau, arčiau to miškelį, yra buvusi senovės gyvenvietė. Ir atrodo akmens amžiaus stovyklavietė. Čia Kregždėns. Ilgai neužsibūnam, nes nenoriu sušalti. O ten visai netoliai Apieras kalnas. Mūsų protėviai ant to kalno degindavo šventą ugnį. Aukodavo aukas, labai smalsu, kas ant to kalną. Gal kokį įdomybę rasėm, kokią akmenų. O kaip įdomi. Jie sukela. Labai įdomi. Kaip kelas buvo vis. Greičiausia kelas ir yra. O siaubas mūnų pasivakščiams. Bet smagu. Smagu pabėgti nuo rūpesčių. Nuo kažkokių problemų. Atrasti naujų veidų. Arba atrasti tas pats, kad rasės primiršęs. Kalnas kaip kalnas. Kol kas nieko ypatingo nematau. Vai, kažkur sulaužiau. Dūmė kažkokį. Kol kas nieko ypatingo nematau. Ten pakalnėje, kur matos toks mažas prūdėlis, ten buvo Gundingas dvaras. Įdomybė. Biškį griovis. Su čerpėm. O toks. Buvo pasistengęs kažkas. Čia parašyta Kysa. Kažkas lankydavos. Vidų panašiai kažkas tepa. Seinas iš Muliaus.
Kažkuomet prie Plateliuško įmulinis trubelis suradom čia, visai netoli Plungės. Rusalių kaimo kapinės. Kažkur nesiliaun rytus. Pasiaubas. Jo, besustojama lyn. Bet kai pasižiūri, iš tikrųjų Pakalnės gatvė. Esu kiauras šlaps, bet kaip mama sakytų, abe norės sėti. Norėsim. Žodžiu, pasivakščiams, koks jau išėjai toks. Tikus pažiūrėti iki galo, tikus pateka. Nu kon, iki kitų kartų, ate ten.